Sakralumas, švara dvasinė, fizinė, vanduo. Netgi keistas tas cheminis pasaulis, muilas. Suprantat, kaip iš esmės pasaulis pasuko į gamtą, į stichiją. Ar šis pasaulis, jis sako mums, žiūrėk, kad brangiau futurizmas, brangiau nei kažkada buvęs. Taigi futurizmą išpažįsta žmonės, suprantantys giliau, aukščiau, ypatingai ekstremistiškai, daniškai mąstančius liberalus ir į menus begalybę, vedantis Kristaus amžius. Žiūrėk į kryžių. Pažiūrėk, pamatyk. Tai Kristaus amžius, stovi kryžius. Į kairę varantys ateistai minus begalybę, sugriausiantys kitų žmonių pasaulį. Ir vėlgi laikrodis smart stovi ne vietoj, bet sekundė prasitęsia taip toli. Šviesmečiais eina mūsų mintis. Mes galim pasiekti pradžią ar pabaigą. Kaip galim iš tikrųjų pasiekti supratimą apokalipsės, tas kodėl mes nesuprantam pasaulio savo šaknų iš vienos moters, Ievos ir Adomo. Kodėl tas pasaulis pradžia užrakintas nuo žmogaus meditacijų, jogos ir tokio labai stipro žemiško sporto maratono. Mes nerandam rojaus. Kodėl? Nes dar mes išpirkti, o mūsų žemė ir dar vis mirtinga. Laikrodis apeina vėl vasarą, vėl ruduo. Taip einantis laikas nėra jokia čema, kagabistinė menus begalybės ligų ir menus begalybės prakeiksmų, neapykantų sąmokslo teorijų. Tai yra tokiam mažam trikampy, kuris vadinasi lūzeris. Europos Sąjunga, visa kita vieta laiko apsaugoj savo vertybių. Šitam pazoriniam protui aiškinantys reiškia tu kvaila, tu pazoras. Ir kodėlgi? Ar jie vis tik žiūri į save ir vis tik aiškina, kitiems žmonėms prilipdydami savo nuodėmes? Taigi tas mažas trupinėlis likęs ateistų šiam pasauliui sako, duokit mums savo gerybės, duokit mums savo dvasinius vaisius ir šviesą gražinkit. Ar tai kolūkius gražinkit? Fuck off. Komunizmas pasibaigęs. Nebereikia senių meilės su kagabistinė reiškia recidyvų skonio petražoliškia graža. O privalgius petražolių. Nusimėžus ir praėjęs laikas. O mes kad
Ir sako, žiūrėk, matrica yra kita, o ne tropiniai Sovietų sąjungos likučių pensininkų galvose. Baimės galvose, kurie nenori išsilaisvinti iš savo baimių. Tai yra pazoras tų, kurie pedofilus darė vaikus. Tai yra gailestis tiems, su kuriais gyveni, kurie kiekvieną dieną girti. Danutė kiekvieną dieną girta. Tai problema. Ir aš neišsižadėsiu jos vis tiek, nors ji tik mano pamatė. Aš neišsižadėsiu vaikų, kad ištekėtų už princo, nes man brangiau mano vaikai nei karūna. Man brangiau vaikai negu vyrai pakaitiniai šiam pasaulyje. Jie neturi porotiškos stabilumo idėjos, kadangi jie pinigus dovanais gaunantis iš mano būtent to futuristinio supratimo mistikos iš Naujojo Testamento. Neminus begalybės raganų, plius begalybės sielos jogos, sielos koncentravimo, sielos spaudimo, savęs aukojimo ne žmogui, bet teisingumui paklūstant ir privenčiant paklūstant savo vaikus. Nes nieks kitam pasaulyje, kaip ir dabar komunistai, futuristiniam pasaulyje, informacijos pasaulyje, Amazon pasaulyje, Aleksos pasaulyje, galiausiai gamtos sakralumo kamių. Iš tokių senų tikėjimų. Nes tada nebuvo Jėzaus Kristaus kryžiaus, kuris amžinai rodytų žmonėm iki bažnyčią. Pasimelsk, žmogau, daiktiniam pasaulyje neprašauk. O čia yra mūsų lietuviškas trupinėlis žemės, kuris sakralus man. Savo kambarėlį, savo sielo žemė, savo saulės pilve atrask ramybę, o ne priešo kvailo fantaziją arba iliuziją sovietinių